Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybė? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sandraugos Kitokia Lietuva pareiškimas. Dėl Kauno termofikacinės elektrinės. Mes jau skelbėme, kad UAB KTA pagrindinis akcininkas koncernas Gazprom ruošiasi parduoti savo turimas 99,5% bendrovės akcijų. Apie tai praėjusių metų birželio mėnesį buvo pranešta spaudos konferencijoje Maskvoje. Metų pabaigoje pasirodė kitas pranešimas šiuo klausimu. Rusijos spauda. Gazprom ketina už 121 milijoną litų parduoti Kauno termofikacijos elektrinę. Priminame, kad koncernas Gazprom, pirkdamas elektrinę, įsipareigojo ją modernizuoti, investuodamas 400 milijonų litų. Tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė, o dabar, kada parduodamos akcijos, net naivuolis negali tikėtis apie įsipareigojimų vykdymą. Nežiūrint to, Kauno miesto savivaldybės tarybos 23 nariai Liepos 14 dieną buvusios savivaldybės mero Rimanto Mikaičio iniciatyva, aktyviai padedant judėjimo Vieningas Kaunas atstovams vadovaujamiems Visvaldo Matijošaičio, taip pat aktyviai pritarint tarybos nariams Mikėnui, Formanavičiui, Šatkauskui, Balžakeniai ir kitiems, priėmė sprendimą atskirti elektrinės teritorijoje žemės sklypą ir patvirtinti jo detalųjį planą. Posėdyje dalyvavęs bendrovės KTA akcininkas Rimantas Stonys pareiškė, kad šiame sklype bus statoma nauja moderni elektrinė už milijardą litų. Netenka aiškinti, kad Rimantas Stonys, darydamas tokį pareiškimą, jokio įgaliojimo iš koncerno Gazprom neturėjo, nes ir negalėjo turėti. Geradariams Mikaičiams, Matijošaičiams bei kitiems panašiems Mikėnams tai aišku nerūpėjo, nes nuolatinis jų rūpestis yra tik kauniečių gerovė, į kurią jie žiūri pro savo kišenę. Buvęs savivaldybės meras Rimantas Mikaitis tada viešai pareiškė, kad investuoti į seną aplinką teršiantį metalo laužą būtų absurdiška. Šiuo tarybos sprendimu ir viešų savivaldybės mero Rimanto Mikaičio pareiškimu savivaldybė atleido koncerną Gazprom nuo 400 milijonų litų vertės investicinių įsipareigojimų. Todėl dėsninga, kad koncerno Gazprom eksport viceprezidentas Medvedevas vasario 7 dieną Vilniuje, kalbėdamas apie bendrovę KTA, tarp kitko pareiškė, kad investuoti į šią elektrinę reiškia išmesti pinigus per orlaidę. Nieko nebūtų atsitikę, jei ponas Medvedevas viešai būtų padėkojęs buvusiam merui Rimantui Mikaičiui, bet matomai jis nesijaučia skolingas. Priminame, kad iš Rimanto Mikaičio padavimo kabutėse bendrovės Kauno Energija generalinis direktorius Bakas 2011 rugpjūčio 26 dieną savo įsakymu dėl 2010 Liepos 19 dienos akcinės bendrovės Kauno Energija generalinio direktoriaus įsakymo numeris 98 dėl derybų su UAB KTA sudarimo dalinio pakeitimo įtraukė į derybų grupę tarybos narius Visvaldą Matijošaitį ir Artūrą Orlauską. Gruodžio 29 dieną Kauno miesto savivaldybės taryba panaikino skandalingą Liepos 14 dienos tarybos sprendimą. Šį tarybos sprendimą bendrovė KTA apskundė teismui ir šiuo metu vyksta teisminiai ginčai. Po to bendrovės Kauno Energija valdybos pirmininkas Augonis paprašė UAB KTA derybų grupės atstovus pateikti įgaliojimus derėtis dėl investicinių įsipareigojimų. Suprantama, kad jokių bendrovės valdybos įgaliojimų jie neturi ir negalėjo turėti, nes, kaip jau minėjome, bendrovės akcijos yra parduodamos. Kauno miesto savivaldybės valdančioji dauguma matomai suprato, o tai nesunku matyti, kad jie yra vedžiojami už nosies ir vasario 23 dieną tarybos posėdyje buvo pristatyta informacija apie veiksmų programą dėl UAB KTA susitarimo sąlygų nevykdymo. Tai sukėlė ponams iš KTA nerimą ir vasario 22 dieną į Kauno miesto savivaldybės tarybos narius kreipėsi bendrovės generalinis direktorius Pranculis. Rašte rašoma: Neslėpsime, kad ši iniciatyva mus nustebino, nes kaip tik šiuo metu vyksta derybos su UAB Kauno Energija dėl KTA įrengimų rekonstrukcijos. Pristatyti planai rekonstruoti garo katilą BKZ 420, pritaikant jį biokuro deginimui, taip pat rekonstruoti vandens šildymo katilus PTVM 100, siekiant, kad jų taršos emisijos lygis atitiktų direktyvos 2010/75 ES reikalavimus. Informuojame, kad KTA numačiusi skirti iki 300 milijonų litų garo katilui BKZ 420 rekonstruoti. Katilo rekonstrukcija užtruktų 2 metus.
Ją baigus jau 2014 metais KTE bus pasiruošusi naudoti biokurą ir taip atpiginti šilumos kainą iki 25%. Kaip matome, ponai iš KTE nuosekliai seka pasakas, tikėdamėsi laimėti laiko. Kalbama, kad elektrinę nori įsigyti jos mažasis akcininkas Rimantas Stonys, todėl jiems bet kokią kainą reikia tęsti žaidimą. Kas liečia bendrovės KTE generalinį direktorių Pranculį, tai kalbama, kad per metus jis gauna iš bendrovės apie 1 milijoną litų pajamų, todėl iš jo galima sulaukti ir netokių pasakų. Sandrauga Kitokia Lietuva Kauno termofikacinės elektrinės klausimais jau kreipėsi į Seimo narius kauniečius, tačiau atsakymo nesulaukė. Taip pat atvirų laiškų buvo kreiptas į energetikos ministrą Sekmoką, tačiau atsakymo taip pat nėra. Priminame, kad investiciniai koncerno Gazprom įsipareigojimai yra apdrausti 105 milijonais litų vertės laidavimo sutartimi. O akcijos, kaip skelbta, parduodamas už 121 milijoną litų, be to neuždrausta derėtis. Retorinis klausimas. Tai kurgi yra tie tarybos nariai, stambus verslininkai ir dideli energetikai, nuolat besirūpinantis kauniečių gerovę? Pasirodysite prieš rinkimus. Ir už tai ačiū. Tokia mūsų dalia buvo.